Kai vanduo pradeda plūsti, visų išskyrus 4 vyrus likimas jau nulemtas. Per 48 valandas jūs viršininkai juos paliks, kad išgelbėtų laivą, o jų šeimos bus paliktos likimo valiai. Torpedų ir elektros energijos atsiradimas pavertė povandeninius laivus esminėmis karo mašinomis. 1915 m. gegužės 7 d. vokiečių povandeninis laivas U-20 paskandina Britų vandenynų lainerį RMS Lusitania. Iki 1930 pradžios tapo aišku, kad povandeniniai laivai vaidins svarbų vaidmenį būsimuose konfliktuose. Artėjant 1930 pabaigai įtampa tarp Europos valstybių ir nacistinės Vokietijos auga, o antrojo pasaulinio karo perspektyva tampa vis labiau tikėtina. Didžiojoje Britanijoje karališkojo laivyno vyriausioji vadovybė puikiai suvokia grėsmę, kurią kelia pranašesni vokiečių povandeniniai laivai ir deda didelės pastangas pagerinti Britų povandeninių laivų flotilę. Laukiant karo pradžios, 1935 metais užsakoma 15 naujų Triton arba T klasės povandeninių laivų, kurie turėtų pakeisti pasenusius OP ir R klasės povandeninius laivus, kuriuos Britai naudojo iki tol. Kiekvienam iš povandeninių laivų suteikiamas vardas, prasidedantis raide T. HMS Thetis arba jos didenybės povandeninis laivas Thetis pradedamas statyti 1936 metais, gruodį, Camel laivų statykloje Birkenheade. 82 metrų ilgio HMS Thetis yra pirmasis T klasės povandeninis laivas, kurį pastatė Camel kompanija. Pavadintas Tetidės, Achilo motinos iš graikų mitologijos vardu, jis nuleidžiamas į vandenį su šampano krikštu 1938 metų birželio 29 dieną. Nuo pat pradžių jį persekioja nesėkmės. Per pirmuosius bandymus jūroje 1939 metais balandį pirmoji rimta problema yra ta, kad vairavimo įranga buvo neteisingai sumontuota atvirkščiai. Kai vairas pasukamas į dešinę, laivas suka į kairę ir atvirkščiai. Tada, ruošiantis pirmajam panerimui, priekiniai horizontalieji vairai, kurie reguliuoja povandeninio laivo leidimosi greitį, užstringa giliojo panerimo padėtyje. Todėl bandymus tenka nutraukti. Po mėnesio torpedų skyriuje esanti įranga yra išbandoma prieš laivą atgabenant į aplaninę techninę priežiūrą. Torpedų skyrius nudažytas emaliniais dažais. Torpedų vamzdžių durelės uždažytos taip, kad jų neįmanoma atidaryti. Nedidelė klaida, kurią lengva ištaisyti, tačiau ji nepastebima. Gegužės pabaigoje Thetis ruošiasi antrajai jūrinių bandymų serijai. 1939 metais, birželio 1 rytą, karališkojo laivyno vadas Bolasas plukdo laivą palei šiaurinę Velso pakrantę į mokymų zoną Airijos jūroje pirmajam panerimui. Kelionės iš Birkenheado metu vadas Bolasas pastebi, kad Thetis atrodo plaukia aukštai vandenyje ir šiek tiek pasvirusi į kairę pusę. Laive yra įgula keli karinio jūrų laivyno karininkai, įskaitant kapitoną HPK Oramą bei 2 seserinių povandeninių laivų Taku ir Trident vadai. Iš viso laive yra 103 žmonės, iš kurių 50 yra keleiviai, įskaitant admiraliteto karininkus, Camel darbuotojus, kitų inžinerinių bendrovių atstovus, vietinių laivų atstovus. Piloto Normano Wilcoxą ir maitinimo darbuotojus, kurie pasirūpins sumuštiniais, alumi ir pyragais priėmime po jūrinių bandymų. Thetis lydi vilkikas Grabcock, kurį valdo kapitonas Alfredas Godfreyus. 2 karinio jūrų laivyno vyrai ir 2 Camel darbuotojai yra vilkike, užtikrinantys ryšį tarp Thetis ir Grabcock. Vilkikas yra tam, kad užtikrintų, jog bandymų metu rajone nebūtų kitų laivų. 13:30 val. Thetis yra pasiruošęs pirmajam panerimui. Palydos vilkikas klausia, ar kuris nors iš 50 keleivių norėtų išlipti iš Thetis prieš panerimą. Tačiau tai jaudinanti galimybė, kurios niekas nenori praleisti. Thetis turi 6 vandenį nepralaidžius skyrius, pradedant torpedų zoną priekyje ir baigiant vairavimo skyriumi laivagalyje. 13:40 vadas Bolas išsiunčia jų panerimo koordinates povandeninių laivų štabui HMS Dolphin kartu su trumpa žinute. Neriame dabar. Kapitonas Godfreys vilkike Grabcock mato, kad Thetis sunkiai panyra. Maždaug valandą Thetis manevruoja, suka ratus ir lėtai grimsta į vandenį. Laive vadas Bolas pastebi, kad povandeninio laivo priekis atrodo lengvas ir kad ir ką jie bandytų, negali panerti žemiau vandens linijos. Jis siunčia karininkus ištirti. Laivo priekyje esantys torpedų vamzdžiai kartais naudojami kaip balastas, kad būtų subalansuotas laivo plūdrumas. Torpedų karininkas leitenantas
leitenantas Fredas Woodsas apžiūri torpedų vamzdžius vieną po kito, kad patikrintų, ar juose yra oro ar vandens. Jis tikisi, kad juose yra oro, nes laivas plūduriuoja aukštai vandenyje. Norint patikrinti, ar vamzdžiai užlieti vandeniu, reikia atidaryti labai mažą čiaupelį torpedos vamzdžio durelėse. Jei išbėga vanduo, vadinasi vamzdis užlietas. Kai leitenantas Woodsas atidaro bandymo čiaupą 5. torpedos vamzdyje. Išbėga tik keli lašai vandens, o tai yra normalu torpedos vamzdžiui. Vidinės torpedų vamzdžio durelės buvo aklinai uždažytos. Emalio dažai yra pakankamai stiprūs, kad sulaikytų vandenį bandymo čiaupo metu. Leitenantas Woodsas atidaro vidinį liuką, kad apžiūrėtų vamzdį. Išorinės torpedos vamzdžio durelės iš tikrųjų yra visiškai atidarytos, o vamzdis visiškai užlietas vandeniu. Kai jis atidaro vidinį liuką, durelės iš karto atšoka ir 100 galonų jūros vandens plūsteli vidun, užliedami torpedų skyrių. Woodsas ir kiti įgulos nariai bando uždaryti liuką, bet jūros vandens slėgis juos įveikia. Staigus į vidų plūstančio vandens svoris kartu su priekiniais gylio vairais, nustatytais staigiam nerimui, priverčia tetį smarkiai pasvirti į priekį. Ji pradeda skęsti beveik iš karto. Prieš pat 15 valandą vilkiko įgula išgirsta garsų oro švilptelėjimą ir stebi, kaip HMS Tetis greitai pranyksta po vandens paviršiumi. Laivo Grepkok vadas yra šokiruotas tuo, ką mato. Tetis priekis paniręs, o jos galas kyla į viršų. Tai nėra normalu. Leitenantas Woodsas įsako visiems išeiti ir bando uždaryti vandenį nelaidžias duris torpedų skyrių. Tetis pasvyrusi į priekį, o sunki metalinė durys dabar kabo žemyn į torpedų skyrius. Duris laiko atidarytas klastis esantis skyriuje ir už durų. Įgulos narys nusileidžia į skyrių ir atkabina sklastį. Virš torpedų skyriaus durų stovi leitenantas Woodsas. Jis bando patraukti duris į save aukštyn. Kadangi povandeninio laivo priekinė dalis greitai pildosi vandeniu, dėl durų svorio ir nardymo kampo beveik neįmanoma sandariai uždaryti durų. Padedamas savo komandos, leitenantas Woodsas sugeba pakelti duris. Tačiau durys neturi vieno centrinio užrakto mechanizmo. Jos turi 18 sparninių varžtų. Kai kurie jų kabo taip, kad neleidžia durims užsidaryti. Kiekvieną sparninį varžtą reikia atlaisvinti prieš traukiant duris į vietą. Ant jau ir taip sunkių metalinių durų dar užkrito baldai. Komandai pavyksta užfiksuoti tik vieną sparninį varžtą. Jie atsisako savo bandymo ir bando užlipti per torpedų saugojimo skyrių į 3. skyrių – gyvenamąją zoną. Variklio skyriaus įgulos nariai, Arnoldas ir Kaningemas, kartu su kitais bando uždaryti duris tarp gyvenamosios zonos ir torpedų saugojimo skyriaus. Tačiau įgula iš saugojimo ir torpedų skyrių vis dar bando ištrūkti. Arnoldas svarsto užsandarinti duris ir palikti kai kuriuos vyrus, kad išgelbėtų povandeninį laivą ir likusią įgulą. Jis yra aukščiau, o gyvybės ir mirties kovoje tai suteikia jam persvarą. Tokį sunkų sprendimą povandenininkai pripažįsta kaip galimą saugumo veiksmą. Tačiau jis palaukia, kol visi bus saugus ir tik tada užsandarina vandeniui nelaidžią pertvarą. 2 priekiniai vandeniui nelaidų skyriai visiškai užtvindomi prieš juos užsandarinant. Paviršiuje vilkikas Grepkokas nėra nuleidęs inkarą ir dreifuoja nuo paskutinės žinomos povandeninio laivo vietos. Thetis valdymo poste įgula supranta, kad yra dar viena problema. Kapitonas Oramas įsako išpūsti pagrindinius balastinius bakus, bandydamas padidinti plūdrumą. Tačiau dėl laivo kampo vanduo užlieja balastinius bakus greičiau, nei jis išsiurbiamas. Todėl operacija sustabdoma, siekiant taupyti išteklius. Jie taip pat sumažina elektros suvartojimą, kad išsaugotų akumuliatorių veikimo laiką. Dabar apsunkintas tonomis vandens, laivo priekis nusileidžia 30 metrų iki jūros dugno. Įsminga į purviną dugną ir jie negali išsivaduoti. Jie įstrigę jūros dugne 30 metrų gylyje po Airijos jūros paviršiumi. Jų ryšio įranga, ASDIC, yra primityvus sonaras ir jis sugadintas, todėl jie negali susisiekti su paviršiumi. Jiems belieka tikėtis, kad kai Tetis vėluos grįžti, bus išsiųsta pagalba juos gelbėti. Karališkojo laivyno karininkai, daugiau nei 3 valandas neturėję tiesioginio ryšio su Tetis, sunerimsta, todėl įsako pradėti artimiausios vietovės paiešką. Karališkojo laivyno eskadrinis minininkas HMS Brazen, jau esantis netoli Airijos jūroje, yra išsiunčiamas padėti surasti Tetis. Jis pradeda ieškoti teritorijoje ir randa palydos vilkiką. HMS Tetis turi pakankamai oro, kad su įprasta jūreivių įgula galėtų išbūti panirusi apie 36 valandas. Tačiau su papildomais 50 keleivių tas laikas sutrumpėja perpus.
Vyrai išlieka ramūs, kalbasi apie sportą ir apie tai, kaip juos pasitiks po išgelbėjimo. Tačiau valandoms bėgant ir nesulaukiant pagalbos iš paviršiaus, vadas Bolas pradeda nerimauti dėl mažėjančio oro kiekio. Laivė tėtis įgula parengia planą, kaip padėti gelbėtojams viršuje. Jie nusprendžia išpilti didžiąją dalį geriamojo vandens iš laivagalio bakų. Tai padarys tėtis laivagaliai pakankamai plūdrų, pat jis pakiltų į paviršių. Juk povandeninis laivas yra 82 metrų ilgio, o jie yra tik 30 metrų gylyje. Planas pavyksta ir tėtis laivagalio dalis iškyla virš vandens. Gerokai pakildama iš vandens aiškiai matoma visiems netoliese esantiems. Tačiau gelbėjimo laivai ieško netinkamoje vietoje. Sutemsta, o tėtis vis dar nerasta. Laikui bėgant ir nesigirdint gelbėtojų, vadas Bolas kviečia savanorius pradėti laivo evakuaciją per avarinį liuką. Įgula turi evakuacijos įrangą, tačiau tik nedaugelis yra tinkamai apmokyti ją naudotis. Žinoma, 50 keleivių esančių laive visiškai nežino, kaip pabėgti iš nuskendusio povandeninio laivo. Pirmasis savanoriškai pasisiūlo kapitonas Haris Oramas. Tai gali skambėti lyg kapitonas bandytų pirmas palikti laivą, tačiau iš tikrųjų tai labai nesavanaudiškas poelgis. Kapitonas Oramas yra vyriausiasis laivyno karininkas, tačiau jis nėra šio laivo vadas, o ši operacija yra pavojinga. Norėdami išeiti iš laivo per avarinį liuką, besigelbstintys jūreiviai turi įlipti į gelbėjimosi kamerą. Tada, būdami viduje, užpildyti ją lediniu Airijos jūros vandeniu, kad suvienodintų slėgį prieš atidarydami išorinį liuką. Kadangi povandeninis laivas pakrypęs tokiu stačiu kampu, nėra jokios garantijos, kad išorinis liukas apskritai tinkamai atsidarys, o žmonės gali nuskęsti šliuze. Net jei jiems pavyktų ištrūkti ir saugiai pasiekti paviršių, gali būti, kad netoliese nėra jokio gelbėjimo laivo. Tai labai padidina tikimybę, kad jie gali nuskęsti arba sušalti iki mirties, kol bus išgelbėti. Kapitonas Auramas prie savo drabužių pritvirtina žinutę, kurioje aprašo situaciją laive ir būtinybę įleisti šviežio oro į laivą. Jei jo kūnas bus rastas, net jei jis bus miręs, jis vis tiek gali padėti likusiems vyrams. Kapitonas Oremas sėkmingai pakyla 6 metrus į paviršių, kur laukia tamsiame, šaltame vandenyje. Tada kitas jūreivis, leitenantas Woodsas, taip pat išlipa pro gelbėjimosi liuką ir prisijungia prie jo, bent jau jis turi kompaniją. Kitą rytą, 07:00 valandą, HMS Brazen budėtojai pagaliau pastebi iš vandens kyšančią laivagalį ir netoliese plūduriuojančius 2 vyrus. Vyrai greitai išgelbėjami ir jie perduoda žinią apie tai, kas įvyko po vandens liniją. Kapitonas Oremas ir leitenantas Woodsas paaiškina situaciją viduje tėtis povandeninio laivo. Atsižvelgiant į oro trūkumą ir didėjantį anglies dioksido kiekį, tiems, kurie įstrigę viduje, laikas senka. Anksti, birželio 2-osios rytą, dieną po to, kai nuskendo tėtis, į įvykio vietą atvyksta narai iš HMS Tedworth ir pradeda vertinti situaciją. Jie praneša, kad povandeninio laivo galas šiek tiek kyšo virš vandens, tačiau pagrindinis liukas, kuris būtų lengvesnis pabėgimo kelias, yra paniręs po vandeniu. Naras siunčiamas žemyn bandyti prijungti oro žarną. Deja, naras turi tik 30 minučių oro atsargų ir nespėja prijungti žarnos laiku. Paviršiuje situacija darosi vis chaotiškesnė. Minia pradeda rinktis palei krantą ir stebi besivystančią dramą. Spauda yra visur, fiksuoja kiekvieną įvykį. Laivė tėtis sąlygos tampa nepakenčiamos, nes kaupiasi anglies dioksidas ir pradeda trūkti deguonies. Vadas Bolasas įsako vyrams bandyti pabėgti po 4 per evakuacijos liuką. Tai desperatiškas planas bent daliai vyrų palikti tėtį ir užtikrinti, kad likusio deguonies užtektų ilgiau. Per pirmąjį bandymą vienas vyras panikuoja, kai kamera prisipildo vandens. Jis nuplėšia savo kaukę ir bando atidaryti išorinį liuką, kol vamzdis dar nėra visiškai užtvindytas, taip užstrigdindamas išorinį liuką. Tada įgula atidaro vidinį liuką ir įtempia 4 vyrus atgal į vidų. 3 vyrai jau buvo nuskendę. Išgyvenęs vyras jiems pasako, kad išorinis liukas dabar užstrigęs, todėl tolesnis pabėgimas neįmanomas. Norėdami bet kokią kainą išsigelbėti, 2 kiti vyrai vis tiek nusprendžia pabandyti. 2 vyrai atidaro užstrigusį liuką ir pasiekia paviršių, kur juos paima gelbėjimo valtys. Dabar daugelis vyrų tėtis povandeniniame laive jau praranda sąmonę arba jaučiasi apsvaigę dėl deguonies trūkumo. Jie nepajėgūs atlikti net paprastų užduočių, jau nekalbant apie bandymą išsigelbėti iš sugedusio povandeninio laivo.
Dar du vyrai įlipa į evakuacijos liuką. Vamzdis prisipildo vandens ir jie bando atidaryti išorinį liuką, kuris užstringa. Vyrai povandeninėme laive vėl atidaro vidinį liuką, kad ištrauktų savo įgulos narių kūnus. Tačiau ne tik išorinis liukas yra šiek tiek praviras ir užstrigęs. Dabar jie neturi jėgų kovoti su per vidinį liuką besiveržiančiu vandeniu, kad jį uždarytų. Kai tonos vandens užpildo povandeninį laivą, Tetis vėl nugrimsta į jūros dugną. Į pagalbą gelbėjimo operacijai pasitelkiama privati gelbėjimo ir iškėlimo bendrovė. Jie pasiūlė savo pagalbą dar operacijos pradžioje, tačiau iš pradžių buvo atmesti. Narai pasako laivynui, kad gali išpjauti skylę korpuse ir įvesti oro vamzdį į laivą. Tai suteiktų laiko parengti išsamesnį planą. Tačiau laivynas nurodo gelbėjimo narams nepjauti korpuso. Laivą galima išgelbėti, bet tik tuo atveju, jei jis išliks struktūriškai nepažeistas. Ką tik po vidurnakčio. Birželio 3-ąją artimiesiems, laukiantiems krante, pranešama, kad nėra vilties 99 vyrams vis dar esantiems povandeniniame laive. Birželio 4-ąją priimamas sprendimas vilkti Tetį su įgula viduje į seklumas, kad būtų galima atgauti jų kūnus. Iš 103 vyrų, išplaukusių su HMS Teti, išgyveno tik 4. Oficialus tyrimas nusprendžia, kad anksčiau tokio nelaimingo atsitikimo nebuvo, todėl pasekmių nebuvo galima numatyti. Kadangi nebuvo galima numatyti pasekmių, niekas nėra kaltas. O jei niekas nėra kaltas, nėra ir atsakomybės. Todėl šeimos negauna jokios kompensacijos. Tetis iškeliamas ir paruoštas aktyviai tarnybai. Jis pervadinamas Thunderbolt ir išsiunčiamas Antrojo pasaulinio karo metu 1943 m. kovo 14 d. Italų korvetė Čikonija apšaudo ir paskandina Thunderboltą.